Mano broliai, reikalai darosi rimti, ar ne? Nes Kolumbijoje vėl įvyko žemės drebėjimas, bet šį kartą nutiko keistų dalykų, kuriuos noriu jums parodyti šiame vaizdo įraše. Jūs žinote, kad prieš kelias dienas Venesueloje įvyko žemės drebėjimas. Be to berniukas pranašavo, kad įvyks šis žemės drebėjimas, bet kai kurie žmonės pradėjo pastebėti, kad šis berniukas save vadino Mesiju. Jis tikrai taip sakė, kad jis buvo Dievo siųstas kaip Dievo sūnus, kad mus perspėtų apie dalykus. Ir tada daugelis žmonių manė, kad tas berniukas iš tikrųjų buvo netikras pranašas, nors jis ir buvo teisus dėl žemės drebėjimo. Tik dabar pagyvenęs vyras pradėjo sakyti, kad po žemės drebėjimo Venesueloje kitas bus Kolumbijoje. Aš kartu su jumis išanalizuosiu šią pranašystę, mes ją nagrinėsime pagal Bibliją, be to noriu čia iškelti į paviršių tai, kas jau pradeda sklisti internete. Daugelis žmonių sako, kad iš tikrųjų jie tiki, jog žemės drebėjimus tyčia sukelia labai galingi žmonės, turintys tam tikrų ketinimų. Ar tai būtų tik teorija, ar iš tikrųjų tai turi prasmę? Štai taip, šiandien mes jau nebežinome, kuo tikėti, nes yra tiek daug prielaidų. Ir mums reikia išlaikyti pusiausvyrą ir svarbiausia suprasti, kad nepaisant jokių įtarimų, Dievo žodis pildosi. Ir aš taip pat pateiksiu čia vieną Biblijos ištrauką, kurią labai mažai kas žino apie tai, ką mes dabar stebime. Ir aš tikiu, broliai, kad tikrai laikų pabaiga jau čia pat. Taigi, pirmiausia, mes pakalbėsime apie šį pranašą, kurio 2 vaizdo įrašus netrukus parodysiu, jūs būsite nustebinti pamatę, ką jis pasakė apie šiuos pastaruosius įvykius. Galų gale, kas yra šis ponas? Jis tiesiog žinomas kaip pranašas Simonas. Jis yra vyras iš Kolumbijos, jis yra kolumbietis ir išgarsėjo pamokslaudamas Medeljino centro gatvėse. Jis nėra didelės bažnyčios pastorius, jis niekada neskelbė pamokslų dideliuose kongresuose, jo niekada nekvietė net pamokslauti internete. Bet yra vienas dalykas, kurio negalime atmesti. Dievas naudoja beprotiškus dalykus, kad supainiotų išmintingus. Gerai? Todėl niekada nenuvertink žmogaus dėl jo išvaizdos ar kalbėjimo manieros. Tu pastebėsi, kad šis ponas turi visus bruožus, kuriuos mes laikome pranašo požymiais. Ta ilga barzda, ar ne, ilgi plaukai, jis visada pamokslauja apie atgailą, apie teismą, apie tai, kad Dievas visiškai priešinasi stabmeldystei. Ir mes žinome, kad stabmeldystė nėra tik šventojo atvaizdas ar skulptūra. Bet stabmeldystė yra viskas, ką mes pastatome į Dievo vietą savo širdyje. Tai gali būti žmonės, tai gali būti pramogos, mūsų telefonas, ar ne taip? Šiandien atsikeliame ir iškart paimame telefoną, visą dieną praleidžiame su juo. Taigi mes galime pakeisti Dievą kitais dalykais. Bet, šis žmogus pamokslauja prieš visą tai. Ir viena iš jo žinučių, kuri labiausiai patraukė dėmesį, įvyko kelios dienos prieš tą žemės drebėjimą, kuris buvo Kolumbijoje, apie kurį jis jau buvo kalbėjęs. Taigi, eime broliai, tie paskutiniai žemės drebėjimai, kurie įvyko. Pirmasis iš jų buvo Filipinuose. Birželio 8 dieną 7,8 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė pietiniai šalies daliai. Tai buvo vienas stipriausių žemės drebėjimų užfiksuotų Filipinuose per dešimtmečius. Pastatai sugriuvo, įvyko nuošliaužos ir ar tai sutapimas ar ne, tik po 2 savaičių labai stiprus žemės drebėjimas įvyko Venesueloje ir šis sukėlė daug žalos, deže žuvo 10 000 žmonių. Taigi, tą patį birželio mėnesį, birželio 24 dieną, 2 itin stiprų žemės drebėjimai įvyko vienu metu. Pirmasis buvo 7,2 balų stiprumo, o mažiau nei po 40 sekundžių įvyko antrasis žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,5 balo. Ir tada vos diena po šios tragedijos buvo paskelbtas vaizdo įrašas su šiuo ponu pranašu Simonu. Ir jis paskelbė perspėjimą, netrukus įvyks žemės drebėjimas, tik šį kartą Kolumbijoje. Ir jis buvo teisus, bet noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į vaizdo įrašą, nes čia pateiksiu paaiškinimą. Pažiūrėkime jo pirmąjį vaizdo įrašą, aš įgarsinau jo balsą, kad jums būtų lengviau suprasti. Todėl nekreipkite daug dėmesio į balsą, bet klausykite žinutės, atkreipkite dėmesį. Žemės drebėjimai prasidėjo Filipinuose, o dabar Venesuela buvo nubausta, taip pat kaip ir Filipinai. Kitas žemės drebėjimas bus Kolumbijoje. Nereikės sakyti mano. Bus pasaulinis žemės drebėjimas. Nes kol pasaulis gyvens stabmeldystėje, nuodėmėje, kaip katalikai,
kaip evangelikai ir net gailausite. Jūs, Kolumbijos žmonės, kitas žemės drebėjimas Kolumbijoje bus dar stipresnis. Jis bus stipresnis nei tas, kuris įvyko Filipinuose ir Venesueloje, nes Kolumbijos žmonės tapo stabmeldžiais. Jie tapo futbolo stabmeldžiais, politikų stabmeldžiais, nuodėmės stabmeldžiais, pinigų stabmeldžiais. Jūs, Kolumbijos žmonės, tapote tikrais judomis, nes iškeitėte viešpatį Jėzų Kristų į pinigus, malonumus, ištvirkavimą, girtuokliavimą ir nevaldomą ambiciją. Kaip ir visas pasaulis, prisiminkite, kolumbiečiai iš Antiokijos, ši tauta patirs didesnį žemės drebėjimą. Žiūrėkite, broliai, matėte ar ne, šis pranašas sakė, kad dėl stabmeldystės, dėl meilės pinigams, šio pasaulio malonumams, šis įvykis pasieks Kolumbiją ir mes dabar tai matome. Žinau, kad komentaruose daugelis sakė, jog turime saugotis netikrų pranašysčių, netikrų pranašų, bet tie patys žmonės sugrįžo ir pakomentavo, kad tikrai įvyko taip, kaip jis sakė. Kai kurie žmonės sakė, lengva atspėti kitą vietą dėl tektoninių plokščių, nes yra šalių, kurios labiau linkusios į žemės drebėjimus nei kitos vietos. Bet, broliai, čia jis pasako įdomų dalyką. Jis sako, kad žemės drebėjimas ištiks Kolumbiją, tik šis žemės drebėjimas bus stipresnis nei tas, kuris įvyko Filipinuose ir Venesueloje. Ir šioje vietoje jis suklydo. Jis sakė, kad bus stipresnis. Taigi čia turime išmokti vieną dalyką. Pirmame laiške Tesalonikiečiams 5 skyriuje 20 ir 21 eilutėse apaštalas Paulius pasakė štai ką. Nenuvertinkite pranašysčių, bet viską ištirkite ir laikykitės to, kas gera. Ar žinote, kodėl Paulius pasakė laikykitės to, kas gera? Nes Paulius jau žinojo, kad kai Dievas perduoda žodį kažkam, kai Dievas kalba per žmogų, kad perduotų žinią, tas žmogus gali suklysti. Rimtai pagalvok apie tai. Mes esame kanalas, per kurį Dievas kalba. Bet ar sutinki, kad Dievas gali paprašyti tavęs perduoti žinią, o tu ją šiek tiek pagražini, arba pridedi kažką nuo savęs? Tu įterpi kokią nors frazę, mažą detalę, kurios Dievas nesakė. Štai kodėl žmonės gali suklysti ir apaštalas Paulius sakė, būkite atsargus, nenuvertinkite, gerai? Nenuvertinkite pranašysčių. Nebūk toks krikščionis, kuris niekuo netiki. Ne, klausyk pranašystės, bet pasilik tai, kas gera, laikykis to, kas gera. Taigi mano nuomonė, aš tikiu, kad Dievas tikrai galėjo jam atsiųsti šią žinią, kad jis ją perduotų žmonėms, kad žmonės atgailautų, sugrįžtų pas Dievą. Bet aš manau, kad jis visgi suklydo. Jis asmeniškai padarė šią klaidą, kai persistengė. Bet laikykimės to, kas gera. Įvyko tai, ką jis sakė, gerai? Bet tada, broliai, po to, kai šis vaizdo įrašas, kurį nufilmavo vaikinas ir paskelbė Instagram, po šio vaizdo įrašo jis paskelbė kitą vaizdo įrašą, kuriame tas pats ponas pasakė, kad įvyks kažkas blogesnio, žemės drebėjimas, kuris įvyks visame pasaulyje, tiesa, ir jis supurtis visą pasaulį. Ir aš čia pateiksiu vieną Biblijos ištrauką. Kalbant apie tai, mažai kas žino. Ir jis dar pasakė, kad ateis pandemija. Taigi aš čia įdėsiu antrąjį šio pono vaizdo įrašą. Labai noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, tai nėra tam, kad jūs išgąsdinčiau, bet tam, kad atvertum akis. Pažiūrėkime, ką jis pasakė, atkreipkite dėmesį. Artėja 3 tamsos dienos, artėja žemės drebėjimai. Prisiminkite, kad jau buvo, kad jau prasidėjo. Prisiminkite, kad jums buvo pranešta, kad po pasaulio čempionato ateis pandemija, kuri atneš 4 atmainas. Ši pandemija atneša ebolą,
Sankcijos taip pat Atneša yra tymus, mišrios. kurie yra Ateina beždžionių, raupsai tegu ir ateina ateina raupsai, ir žiurkės tegu liga, ateina kuri žiurkės yra liga. antivirusas. Daugelis iš jūsų jau esate užsikrėtę visame pasaulyje. Visame pasaulyje. Bet kadangi jūsų dar neatėmė liga ji ir ateis jūsų pas imunitetas jus. dar Kas nenusilpo, tai yra? todėl nelaimė dar tik ateis pas jūs. Nėra nustatyta Niekas nei nežino nei valanda, nei valandos, momentas, kad kada jūs jūs esate esate užsikrėtę arba kada užsikrėsite, nes kol jūs nesimelskite, Neatgailausite, neatgailaukite, neieškosite neieškokite Jėzaus Jėzaus Kristaus, kuris yra kelias, Kuris yra tiesa kelias. ir gyvenimas, kuris vienintelis gali jūs išgelbėti nuo šios pandemijos ir šio užsidarimo, yra Jėzus Kristus. Prisiminkite, broliai tikintieji, iš viso pasaulio tik pasaulinė taika. Elitinė grupė mūsų uždarys, kas žino kiek laiko. Ir prisiminkite, po to ateis pasaulinis elektros dingimas. Visos pasaulio skaitmeninės platformos bus 0,0,0. Pažiūrėkite į tai, broliai. Jis sakė, kad po pasaulio čempionato ateis 3 tamsos dienos. Po to ateis tas žemės drebėjimas, o tada ta pandemija. Taip ir yra. Na, aš jau esu daręs vaizdo įrašą, kuriame kalbėjau apie tuos 3 tamsos dienas. Parodžiau, kad to nėra Biblijoje. Bet mes nežinome, nes daugelio specifinių detalių Biblijoje nėra. Kitaip tai būtų milžiniška knyga, sutinki? Net visi stebuklai, kuriuos Jėzus padarė, nebuvo visi užrašyti. Nes paskutinėme Jono Evangelijos skyriuje parašyta, kad jei būtų aprašyti visi tie stebuklai, jie netilptų į visas pasaulio knygas. Apibendrinant, Biblija nepateikia tokių detalių, bet kaip sakiau, mes klausomės pranašystės ir pasiliekame tai, kas gera. Jis kalbėjo apie šį pasaulinį žemės drebėjimą ir apie pandemiją. Jis paminėjo ebolą, tymus, raupsus ir taip toliau. Na žodžiu, aš gerai paieškojau internete ir pati PSO, Pasaulio sveikatos organizacija, jie jau nustatė, kad visame pasaulyje yra kelių infekcijų ligų protrukių. Be to, jie jau ruošia šalis pasiruošti būsimai pandemijai, nes jie tiki, kad ji gali ateiti, nežinome ar greitai, ar užtruks, ji gali vėl pasirodyti, ar ne. Šis įvykis. Ir jie nori, kad šalys būtų pasiruošusios. Na, nenoriu gilintis, ar tai sukelta žmogaus ar ne, bet noriu vėl pakalbėti apie žemės drebėjimus. Kodėl? Tuo metu, kai įvyko šis žemės drebėjimas Kolumbijoje ir taip pat Venesueloje, daugybė žmonių pranešė ir nufilmavo švytinčius objektus danguje. Taip, šviesos pasirodė žemės drebėjimo metu, šiek tiek prieš žemės drebėjimą ir jo metu. Beje, aš daugiau apie tai pasidomėjau ir egzistuoja reiškinys žinomas kaip žemės drebėjimo šviesos. Yra daug istorinių pranešimų apie blyksnius, rutulius ir švytėjimus, atsirandančius prieš, per ar po didelių žemės drebėjimų. Ir pati Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pripažįsta, kad yra tokių įrašų, bet jie negali paaiškinti, kas tai galėtų būti. Ar tikrai? Na, mes negalime žinoti, ar ne? Ir kita tema, kuri pradėjo sklisti tarp kolumbiečių, yra apie Šumano rezonansą, kuris yra natūralus elektromagnetinis reiškinys Žemės atmosferoje. Taigi daugelis žmonių pradėjo rodyti grafikus, sakydami, kad buvo elektromagnetinių pokyčių susijusių su šiuo įvykusiu Žemės drebėjimu, ir daugeliui tai pasirodė keista. Be to, daugelis žmonių mano, kad visa tai sukelia HAARP, tai yra ta ionosferos tyrimų programa įsikūrusi Aliaskoje, kuri gali sukelti klimato pokyčius Žemėje. Ji buvo naudojama karuose, Pirmajame pasaulinėme kare, Antrajame pasaulinėme kare, sukeliant potvinius tam tikrose vietose, kad būtų trukdoma priešams, bet iki šiol jie vis dar atlieka bandymus ir daugelis žmonių tuo tiki. Nu, dabar pakalbėkime apie Dievo žodį. Nes, kaip žinote, visa tai jau buvo pranašauta Jėzaus. Luko Evangelijoje 21 skyriuje 11 eilutėje Jėzus pasakė: Bus dideli žemės drebėjimai,
Badas ir maras įvairiose vietose, siaubingi įvykiai ir dideli ženklai danguje. Taigi visa tai jau turėjo įvykti. Tai nėra tam, kad mes išsigastume, bet tam, kad mes atsistotume Dievo pusėje. Amen. Kad mes sustiprėtume viešpatyje. Ir aš nežinau, ar tu žinai, bet pranašas Izaijas parašė 4 skyrius. Nuo 24 iki 27 skyriaus. Izaijas parašė šiuos tekstus, parodydamas tai, kas įvyks ateityje. Tai žinoma kaip Izaijo apokalipsė. Ir aš noriu perskaityti tik dalį šios ištraukos, kad pamatytumėte, broliai, jog Biblija yra aktualesnė nei laikraštis, kuris išeis rytoj. Atkreipkite dėmesį į tą, ką pranašavo Izaijas. Jis pasakė taip: tie, kurie bėga išsigandę, pateks į spąstus. Tie, kurie išvengs spąstų, bus pagauti kilpoje. Nelaimė krenta iš dangaus kaip lietus. Žemės pamatai drebėja, žemė suskilo, ji visiškai sunaikinta ir smarkiai sukrėsta. Žemė svyruoja kaip girtuoklis, ji dreba kaip palapinė per audrą. Ji krenta ir daugiau nebeatsikels, nes jos maišto kaltė yra per sunki. Mano broliai, tai baisu. Ir vienas dalykas, kurio dažnai nesuprantame, yra tai, kad Dievas yra teisingas, broliai. Dievas yra geras, Dievas yra gailestingas, bet jis yra teisingas. Ir kiekviena nuodėmė turi turėti pasekmes. Biblija sako, kad nuodėmės atlygis yra mirtis. Broliai, vienintelis būdas mums išvengti Dievo rūstybės yra būti po apsaugą. O kaip mes galime būti apsaugoti? Per Jėzaus kraują. Avinėlio kraują, jis buvo pralietas ant Kalvarijos kryžiaus dėl manęs, dėl tavęs. Pagalvok kartu su manimi. Dievas yra geras, bet jis yra ryjanti ugnis. Jis yra 100% šventas. Nėra jokio blogio, nėra šešėlių, nėra tamsos Dieve. O mes, mūsų širdis yra labai bloga, broliai. Mes esame nusidėjėliai iš prigimties ir be Jėzaus mes negalime prieiti prie Dievo. Štai kodėl tau reikia atgailauti dėl savo nuodėmių. Žemę netrukus ištiks teismas. Jis jau ateina. Mes matome ženklus. Bet tu gali būti po visagalio Dievo šešėliu. Amen? Atiduok savo gyvenimą Jėzui. Nepasitikėk šio pasaulio, kuris yra piktojo valdžioje, bet pasitikėk. Viešpats nugalėjo mirtį, prisikėlė ir jei tu tikėsi juo, kai paliksi šią žemę, tu prisikelsi kartu su juo. Amen? Te laimina Dievas, tikiuosi, kad tau patiko. Persiusk tai kuo daugiau žmonių jau dabar. Žmonės turi pažinti žodį. Ir tikiuosi, kad buvai sustiprintas tikėjime. Paliksiu 2 vaizdo įrašus čia ekrane. Išsirink vieną iš jų. Ir lauksiu tavęs kitame vaizdo įraše. Stipriai apkabinu. Amen.